Sveiki, mėly krepšinio širdies fanai. Mes dabar esam knygų mugėje 17 galbūt ar kažkokia ten filmuoja, va ne? Gerai. Jo, viskas veikia gerai. Ką tik buvom Roberto Petrausko Trečiojo Reicho triumfo knygos aptarime, buvo pilna didžiulė salė susirinkti. Dabar bandom surasti knygų mugėje informacijos apie leidinius susijusius su krepšiniu. Tai va, radom vieną tokį, kaip tapti gerų krepšininkų. Čia ir iš tikrųjų mano nuotrauka ant viršelio ir du mano nuotraukų rasti nemažai. Knyga kelių metų senumo, gal 2 ar 3, nes ne tokia stora, bet čia yra taisyklės, visokie pagrindiniai judesiai, deriniai ir taip toliau. Tai vat, galite pasižiūrėti ir gal tapsite šiek tiek geresniais krepšininkais, negu, pavyzdžiui, aš. Pavyzdžiui, aš arba, pavyzdžiui, Vaida. Aš esu labai gera. Gerai, 3 įmetė. O kai Robertas komentuoja rungtynes, tai labai jaudinėsi labai? Jo, labai jaudinės, labai jiem daug patarimų duoda. Ai, tai tu siunti SMS žinutės, ką ten reikėjo pakomentuoti kitaip ar trečiaip ten, ne? Taip, viskas sakau, nenasišnekėk ten, aš žinau, geriau ir taip. Supratau, gerai, tai tęsiam mūsų kelionę po knygų mugėje. Jaunimas. Tai gerai, mums kalendorių duokit tada šitą. Ir plakatą, neduosit? Mes plakatą pralošim krepšinio širdies fanam. Gerai? Du plakatus gali pralošti. Dovanų tą duosi, kad už tą turėsi mokėti. Gerai, už kalendorių sumokėti. 10 minučių. Gerai. Dar radome lipdukų knygelę, lipdukų knygelę 10-11 metų sezono. Prašom rytoj sekmadienį apsilankyti. Bus išpardavimas, ne? Po kiek? Mugė ir išpardavimo kaina bus 37 litai. 37 litai. Rinktinės triumfo akimirkas, o 37 litus tik rytoj. Paskutinis tiražo knygos. Tvarko. Radom tokį rinkinį plakatų. Mažytis. Čia turbūt yra Kalnietis, Lebronas. Daugiau sportininkų valį. Kobė radom. Taip. Tokie boksininkai, futbolininkai, Šaras, Mantas. Čia kažkas, neaišku, bet su krepšiniu kažkas. Tai va, plakatų knygelė, ieškokit kažkur knygynus. Dar vienam stende radome tokią knygą, atrodo nelabai susijęs su krepšiniu, bet ant viršelio yra krepšinio kamuolys. Vėl žaidžiu žodžiu. Lietuvių kalbos vadovėlis, ant viršelio krepšinio kamuolys 6 klasėje. Šviesos stende dar radom Lietuvos krepšinį. Kaina buvo 75 litai, dabar 15 litų. Prašau labai. Knygai nemažai metų, tačiau kaip už 15 litų, tai tikrai verta turėti šią dalį Lietuvos istorijos krepšinio.